Gavau skambutį iš vietinės gyvūnėlių parduotuvės. Jie sakė, kad gavo kažką, kas jų manimų man patiktų. Jie turi labai aštrius dantis. Tai labai agresyvios žuvys. Žuvis, kurią šiandien perkame, vieną dieną užaugs pakankamai didelė, kad galėtų čia gyventi. Maitinkia, Frenzy. Bičiuli, pažiūrėk, kokia didelė. Manau, vis dėlto paimsime visas 3 vampyrinės žuvis. Jų dantys tokie beprotiški. Bičiuli, jaučiuosi taip. Au, jis mane įkando. Pagavom vieną. Pagavau. Sveiki BFP bendruomenė, sveiki sugrįžę į dar vieną nuostabų vaizdo įrašą, vaikinai. Kaip matote iš pavadinimo ir miniatiūros, šiandien perkame dar vieną beprotišką žuvį mano akvariumui. Šiame kanale mes gaudome žuvis pastais, gaudome tinklais, gelbstime žuvis. Ir pastaruoju metu mes taip pat perkame žuvis, perkame beprotiškas monstrinės žuvis, retas žuvis, kurių jūs paprastai nepamatytumėte. Ir man tai be galo patinka. Manau, man tai patinka net per daug. Aš išleidau per daug pinigų, bet jums tai patinka? Man tai patinka. Praėjusiame vaizdo įraše mes nusipirkome 2 gunčio šamų žuvis. Jos užauga iki 4 metrų ilgio, turi aštrius kaip skustuvas dantis, nukreiptus atgal kaip ryklio. Ir jos garsėja tuo, kad ėda žmonės. Tai tikros žmogėdros šamų žuvys. Ir šiandien gavau skambutį iš vietinės gyvūnėlių parduotuvės. Jie sakė, kad gavo kažką, kas jų manimų man patiktų. Niekada ten nebuvau, todėl labai džiaugiuosi. Paprastai aš tai laikau paslaptyje, kol nuvykstame į parduotuvę arba kol žuvys atkeliauja čia. Stengiuosi išlaikyti paslaptį, kad jums būtų staigmena, bet šį kartą nemanau, kad galiu tai nuslėpti. Tiesiog pasakysiu jums, kas tai yra. Žuvis, kurią šiandien pirksime mano akvariumui, naujas BFP Nation papildymas, yra piara, gerai? Ji dar žinoma kaip vampyrinė žuvis. Jos kilusios iš Amazonės, taip ir daugelis kitų beprotiškų žuvų, bet jos turi pačius baisiausius dantis, kokius esu matęs. Man atrodo, jos užauga tokie dideli, parodysiu nuotraukas. Jie turi labai aštrius dantis. Tai tikrai bauginančiai atrodanti žuvis. Jos užauga iki maždaug 4 pėdų ilgio. Ir aš niekada anksčiau tokias nemačiau. Ir šį gyvūnėlių parduotuvę man paskambino, jie sakė, ei, turime piarą. Nori? Ir aš pasakiau, žinoma. Taigi šiandien ten važiuojame. Jie yra Majamyje. Kelionė truks apie 2 valandas ir mes pasiimsime savo pačių piarą. Dabar dar nežinau, kur ją laikysime, nes, kaip sakiau, jos turi labai aštrius dantis. Tai labai agresyvios žuvis ir aš nenoriu, kad jos pakenktų kitiems mano augintiniams. Taigi turime sugalvoti, kur jas laikysime. Ten statome žuvų kambarį. Jis dar nebaigtas, bet jau artėja prie pabaigos. Tačiau kol kas turėsime rasti vietą šiai žuviai. Labai džiaugiuosi, vaikinai. Tai gali būti baisiausiai atrodanti žuvis, kokią esame pirkę. Neseniai nusipirkome gunčą, o dabar perkame šitą. Nežinau kodėl, bet man labai patinka baisiai atrodančios žuvys. Taigi, vaikinai, dabar jums parodysiu žuvų kambarį. Man patinka šie vaizdo įrašai, nes jie labiau primena vlogą. Gali jūs informuoti apie viską, kas vyksta aplinkui, ir tada galima nusipirkti kokią nors beprotišką žuvį, kurių paprastai nepamatytumėte. Taigi, pažiūrėkime žuvų kambarį ir tada papasakosiu apie visas kitas šaunias žuvis, kurias neseniai įsigijome. Gerai, einam, vaikinai. Žuvų kambarys beveik baigtas, pažiūrėkite. Dabar viena pusė jau baigta. Čia bus pusė mažesniems akvariumams, o štai čia bus didesni akvariumai. Ši pusė jau visiškai baigta, čia jau yra elektra, netrukus įrengsime filtravimo sistemą, pirksime visus akvariumus, tai bus taip šaunu, vaikinai. Galėsime tiek daug visko nuveikti, galėsime nusipirkti milijoną žuvų. Tai nuostabu, vaikinai, netrukus laukia labai šaunus dalykai. Gerai, pažiūrėkime, kaip laikosi visos žuvys. Štai čia yra plėšriųjų žuvų tvenkinys. Čia gyvena visi mūsų monstrai. Žuvys, kurias šiandien pirksime, vieną dieną užaugs pakankamai didelės, kad galėtų čia gyventi. Bet dabar turime daugybę arovanų. Turime milžinišką ripso šamą, milžiniškus raudonuosius uodeginių šamus. Kaip ir sakiau, šiandien važiuojame į žuvų parduotuvę. Ten dar nesu buvęs, bet jis man sakė, kad turi tikrai šaunių dalykų. Kai ką, kas jo manimu man patiktų. Jis turi monstrinių žuvų, vaikinai. Turiu pasiūlymą, gerai? Pasiūlymą. Noriu sužinoti, ką jūs manote apie šią idėją. Čia yra mano ciklidų tvenkinys. Čia taip pat turime keletą kojų karpių. Aš labai myliu savo ciklidus, jūs tai žinote. Aš be proto myliu ciklidus. Bet tikriausiai jau pastebėjote pagal tai, ką pastaruoju metu perku. Mane dabar žavi monstrinės, bauginančios žuvys, gerai? Agresyvios žuvys, tos, kurios užauga milžiniškos. O čia yra mano antras pagal dydį tvenkinys. Ir aš tiesiog negaliu nustoti galvojęs, kad jis atrodytų nuostabiai su monstrinėmis žuvimis. Žinoma, aš taip pat myliu savo ciklidus. Taigi, tai sunkus pasirinkimas. Mes galėtume pastatyti visiškai naują tvenkinį ciklidams ir šitą paversti antruoju monstrinių žuvų tvenkiniu. Parašykite, ką jūs apie tai manote. Nedarysiu to, jei jūs nenorėsite. Kaip žinote, neseniai nusipirkau labai brangių dizainerinių plekų. Jie buvo akvariume viduje, bet turėjau juos perkelti, nes jie erzino mano tigrinus. Jie juos kandžiojo. Todėl turėjau juos perkelti į tą akvariumą. Eime jų pasižiūrėti. Štai čia yra skarletinis kaktusinis plekas, o už šio rasto slepiasi saulės plekas. Juos galite šiek tiek matyti ten apačioje. Štai saulės plekas. Jiems čia labai gerai sekasi. Dabar štai čia už manęs yra mano akvariumas su visomis mano brangiamis retomis žuvimis. Šiuo metu čia turime 2 tigrinų šamus, mūnis
Ei, gerai, visi pasisveikinkit su Muniu. Gerai, viso gero, Muni. Dabar tame vamzdyje yra vienas iš tigrinų šamų. Jie iš tikrųjų jau kokie dideli, galite matyti jų pilvus, jie tokie stori. Kitas plaukioja tame kampe. Turiu jums blogų naujienų. Dabar tame vaizdo įraše, kuriame pirkome gunčio šamą, iš pradžių nusipirkau vieną, bet dėl kažkokios priežasties vyrukas atsiuntė du. Deja, kai gavome šiuos gunčio šamus, vienas iš jų atrodė nekaip. Ta diena, kai vaizdo įrašas iš tikrųjų pasirodė, vienas iš jų nugaišo. Tas ligotas, tas, kuris atrodė nekaip. Ir tai tikrai liūdna. Aš myliu gunčio šamus. Tai tiesiog viena iš mano svajonių žuvų. Ir aš buvau tikrai susijaudinęs turėdamas du iš jų ir augindamas juos iki 13 pėdų ilgio plėšrūnų. Tas, kuris yra čia, iš tikrųjų laikosi labai gerai. Jis ėda, iš tikrųjų pamaitinsiu jį dabar. Manau, visi čia alkani. Taigi aš paimsiu šiek tiek tilapijos ir mes juos visus pamaitinsime. Jūs galėsite mane pamatyti? Slipis truputį per daug įsijautė, tai vis dar maišelėje, bičiuli. Pirmiausia, pamaitinsime gunčio šamą. Jūs dar nematėte, kaip jis ėda. Pažiūrėkite į tai. Paprastai aš nusileidžiu čia ir tiesiog padedu tai tiesiai po juo. O, jūs suėdė tiesiai iš mano rankos. Tai iš tikrųjų gana baisu, jis galėjo įtraukti mano pirštą ir turbūt net įkasti. Dabar šis tigrinas tame kampe, jis dažniausiai irgi ėda iš mano rankos. Štai jis suėdė. Taip, tai tikrai šaunu vaikinai. Abu tie šamai ėda iš mano rankos. Pažiūrėkite į Slipį, jis laukia. Gerai. Žiūrėkite, kaip jis tiesiog įsirbė. Štai jis. Oho, jis beveik nukando man pirštą. Vieną dieną prarasiu pirštą. Gerai, dabar pamaitinsime mano mergaitę, Abby. Gerai, Abigaila. Čia. O, čia pažiūrėk, pažiūrėk. Dieve mano, jį paėmė. Pažiūrėk čia. Visi čia gerai valgo. Tai nuostabu. Turime likučių. Eisim pamaitinti didžiuosius. Nenori? Pažiūrėk, pavostyk. Skanu? Skanu. Gerai, jis sotus. Kas nori, kas nori. Jėzau mano, mažoji šamė pasiėmė visą gabalą. Jis bėga, sukėliau šėrimo siautulį. Šamai dabar eina iš proto. Pažiūrėk į šamus, jie eina iš proto. Dieve mano, šėrimo siautulys. Jėzau. Dieve mano, šitie padarai. Tiesiog imtai, prašau, tiesiog imtai. Gerai, mes tiesiog išmesim likusią dalį, nenori prarasti rankos, minė žaidžia jį gavo. Ir mūsų bendruomenę papildysime dar kuo nors beprotiškesniu. Kaip sakiau, vaikinai, šiandien BFP bendruomenę papildys PR. Dar viena žuvis iš laidos Upių monstrai. Jie išgarsėjo dėl to. Ir šiandien mes vieną pridėsime. Taigi dabar važiuosime į tą žuvų parduotuvę. Jie yra už 2 valandų kelio. Mes pirksime PR, galbūt dar ką nors. Jis sakė, kad jo parduotuvėje yra pačias beprotiškiausias ir rečiausias monstrinės žuvys. Ir tai daug ką reiškia. Taigi dabar važiuosime ten, pasimsime savo žuvį, grįšime čia ir papildysime jomis BFP bendruomenę. Padarom tai. Gerai, vaikinai, mes jau atvykome į žuvų parduotuvę, labai džiaugiuosi, eisim vidun ir pažiūrėsim, ar rasim PR-ą, tada ją nusipirksim, apžiūrėsim ir kitas žuvis. Jis sakė, kad turi daug retų dalykų. Eikime vidun ir pasimkime savo žuvį. Gerai, vaikinai, ką tik įėjome, čia tiek daug žuvų, pažiūrėkite. Bičiuli, vos tik įėjau, milžinišką aravaną. Gerai, turėsim pažiūrėti, ar jį parduodama. Oho, bičiuli, pažiūrėk, kokia jį didelė. Taip. Jis milžiniškas. Žinojau, kad taip nutiks, bet mes dėl to čia neatėjome. Negaliu išsiblaškyti. Bobby, susikaup, apsižvalgome. Čia daug akvariumų. Kitoje pusėje yra dar viena eilė. Čia turime keletą ryklių. Gerai, vaikštome aplink, bandau pamatyti PR-ą, nes dėl jos mes čia ir atėjome. Oho, jie turi daug labai įdomių flower hornų ir didelių ciklidų. Pažiūrėk į šitą. Randu albinosinius pakus, albinosinius oskarus. O, arovanos. Taip, taip. Aš privalau jį turėti. Dieve mano, tai albinosinis azijinis raudonodegis. Tai tiesiog buvo viena iš mano svajonių žuvų. Dieve mano, pažiūrėkit, tai bičiuli, varinis šamas. Tai tos žuvis, kurios gali suėsti 3 kartus didesnį grobį nei jų kūno ilgis. Ir štai dėl ko mes čia esame. O, albinosinės aravanos. Čia dar daugiau didesnių ciklidų. Pažiūrėkit tą jaguarą, brolė. Jis didesnis už mano ranką. Dar vienas milžiniškas midas. Dieve mano, štai PR-ą. Aš ją matau. Tai ta žuvis, dėl kurios mes čia atvykome. Ji milžiniška. Pažiūrėkit šitą padarą. Oho, palauk, jų yra 3. Palauk minutėlę. Šita yra raudonodegė PR, ši kainuoja $90, nežinau kiek kainuoja kitos. Taigi turime raudonodegę PR ir galbūt dar 2 kitas PR rūšis, bet iš viso jų yra 3. Nežinau, vyrai. Mes atvykome čia ieškodami vienos, bet galime gauti visas 3. Tai būtų beprotiška. Pažiūrėk į jas, bičiuli. Pažiūrėk į jų dantis. Netikiu, bičiuli. Jų dantys jau dabar milžiniški, net kai jos tokios jaunos. Jos ir dydžio neblogo. Turiu omeny, jos tobulo dydžio mano akvariumui. Gal imame visas 3? Taip. Negalima praleisti tokios progos, vaikinai. Niekada anksčiau tokios nemačiau. O dieve, tai beprotiška, vaikinai. Gali būti, kad išeisime iš čia su 3 tokiamis žuvimis. Atėjome dėl vienos, bet ši kainuoja 90, nežinau kiek kainuoja šios.
Jos neturi kainų etikečių, todėl bandysiu surasti savininką. Tikrai turėsime sugrįžti. Ta didelė rovana, ji milžiniška. Galiu paklausti, kiek ji kainuoja. Priklausomai nuo to, kiek ji kainuoja, galbūt ir ją nupirksime. Leiskite surasti savininką. Paklausiu apie arovanas, o tada paklausiu apie piarą, vampirinę žuvį. Koks jūsų vardas? Džiuvis. Džiuvi, malonu susipažinti. Aš Bobis. Tai jūs esate žuvų parduotuvės savininkas? Taip. Dabar iš čia turi milžinišką arovaną, vaikinai. Kiek ji kainuoja? 390. $390. Štai ką mes padarysime, gerai? Kiek patiktukų turi surinkti šis vaizdo įrašas, kad nupirkčiau šitą? Kiek? Taip, manau. 10 000. 10 000. Gerai, vaikinai. 10 000 patiktukų ir mes tai nupirksime. Ir tą turi. Tačiau kol kas, manau, mes paimsime visas 3 vampirinės žuvis. Bet ar raudonuodegės užauga didesnės? Didesnis. Gerai, šita yra raudonodegė, o šie paprasti. Ir raudonodegės užauga šiek tiek didesnės, taigi jis turės didesnius dantis. Jis bus baisesnis. Gerai, aš tau jį atnešiu. Gerai, šaunu vyrai. Mes gauname 3 vampirinės žuvis. Viena yra raudonodegė, 2 paprastos. Tai nuostabu. Man patinka šitas vyrukas. Man patinka ši parduotuvė. Girdėjote, ką jis sakė? 10 000 patiktukų. Žinau, kad jūs tai padarysit. Tai net nėra iššūkis. Palaukit, pabandom įkalbėti jį pasakyti 50. O kaip dėl 50 000 patiktukų už arovaną? 50 000 žmonių turi pamėgti šį vaizdo įrašą. Tai daug. O tai. Gerai, jis mumis tiki. Gerai, tai raudonodegis. O, dieve, jie tokie šaunūs. Jis turi raudoną uodegą. Taip, jis tikrai turi mažą raudonodegį. Pažiūrėk į jo dantis. Tas raudonodegis? Tai taip šaunu. O, dieve. Šitų žuvų dantis tiesiog beprotiški, tarsi kažkas iš košmaro. Pažiūrėk į jį. O, dieve. Kristanai, nuo šiol turime būti atsargų šerdami žuvis. Gerai. Antrasis. Jis yra aršus. Ar tau kada nors teko būti įkantam tokio? Ne, man taip niekada nebuvo nutikę. O, taip. Pažiūrėk, jie irgi gero dydžio. Pažiūrėk į didelius dantis. Taip, jie jau turi beprotiškus dantis. Puiku. Diuris buvo toks šaunus, jis netgi pakvietė mane į galą, kur turėjo slaptą didelių žuvų slėptuvę. Turiu didelių šamų, ką tik pamačiau. Taip. Nežinau, kas tai yra. Jis man rodo slaptą slėptuvę. Jis čia turi didelių pakų ir šamų. Čia yra didelis koi. Tai taip šaunu. Kristijonas sako, kad nori žuvies. Tu net neturi akvariumo, Kristijonai. Jis net neturi akvariumo. Mes perkame Kristijonui žuvį. Pasaugosi ją tau, kol įsigysi akvariumą. Nori raudonodegio? To raudonodegio. Ar galime gauti ir raudoną raudonodegį, prašau? Raudonas raudonuodegis šamas. Taip. Ačiū. 50 000 patiktukų, vaikinai. Papildome savo armiją dar vienu raudonuodegiu. Tas yra mano. Taip. Koks jo vardas? Koks jo vardas? Stevis. Tai jo vardas. Nį. Gerai, diena darosi dar beprotiškesnė. Mes ką tik nusipirkome dar vieną raudonuodegį. Aš dar grįšiu tavęs pasimti. Aš grįšiu. Pažiūrėk, ką dabar prisipirkom. Mažas raudonuodegis ir 3 vampirinės žuvys. Kiek kainuos, Diuvi? 50 000 patiktukų. 50 000. Palauk, jei atiduosi savo 10%. Gerai. Gerai, aš darau. Darom. Gerai, mes parsivežam savo žuvis namo. Labai jums ačiū. Gerai, ačiū. Ačiū, buvo malonu jūs sutikti. Tai buvo nuostabu. Badingas yra tobulas. Atrodai puikiai. Ačiū. Na ką, vaikinai, dabar važiuojame namo. 2 valandos kelio. Turime 4 žuvis. Turime Kristijono mažąją raudonodegę šamą. Ir turime 3 vampirinę žuvis. Viena yra raudonodegė. Tas vaikinas nuostabus. Džiui, linkėjimai tau, tikiuosi žiūri šį vaizdą įrašą. Mes tikrai sugrįšime, gerai? Mes sugrįšime. Kartu su Arovana. Bet dabar važiuosime namo ir pasimatysime su jumis, kai ten būsime. Įkelsime šias žuvis į jų akvariumą. Pirmin. Pažiūrėkite. Mes jas įleisime į šį akvariumą. Ne raudonodegę. Tai Kristijono žuvis. Dabar jam pastatysime akvariumą, kol kas aš ją pasirūpinsiu, bet pažiūrėkite. 3 vampirinės žuvys. Miunis. Tikrai? Vėl. Gerai, dabar pradėsime aklimatizuoti šias žuvis. Įdėsime šiuos maišelius į mano akvariumą, pradėsime jas pratinti prie temperatūros. Jos čia atrodys nerealiai. Pradedam. Negaliu sulaukti, kol jos čia atsidurs. Gerai, pasimatysime ten. Gerai, vaikinai? Praėjo 30 minučių ir žuvis turėtų būti aklimatizuotas. Pasiruošę, vaikinai? Dabar jas įleisime. Taigi turime 3. Darysime po vieną, išpilsime jas į kibirą ir tada įleisime į akvariumą. Pažiūrėkite, kokios šaunios tos žuvis. Jų dantis tokie beprotiški. Pradedam. Pirmoji. Iš viršaus jos šiek tiek primena arovanas, ar ne? Prašau, nekask manęs. Žmogau, jaučiuosi taip... Au, jis mane įkando. Dieve mano, Kristina, jis tikrai mane įkando. Dieve mano, jis mane laiko. Pažiūrėkit tuos dantis. Negali būti. Ką? Jis tikrai mane įkando. Nemaniau, kad tai padarys. Eik į akvariumą. Dieve mano, tu beprotiška žuvie. Žmogau, tai beprotiška. Tas padaras tiesiog mane įkando. Pažiūrėk, kokie ilgi jo dantys. Gerai, įdedam antrąjį. Žmogau, jis tikrai mane įkando. Tai beprotiška. Šitas šiek tiek didesnis, jo dantys tiesesni, jo dantys atrodo tobuli. Dėk jį ten. Žmogau, matei, kai jį paėmei. Jo burna buvo va taip.
Jis bandė tave sugriepti. Jis bandė mane įkasti. Tas vyras sakė, kad jie ėda tik gyvas žuveles, tokias kaip smulkios žuvelės. Gerai, dabar čia didysis. O, čia raudonodegis. Tas didesnis tiesa. Taip, jis daug didesnis. Pažiūrėk į dantis. O dieve mano. Ką? Bičiuli, kaip tai gali būti tikra? Tai atrodo tai baisiai. O dieve. Štai jis atrodo gerai. Visi trys yra čia pat. Jie atrodo nuostabiai. Taigi štai raudonodegis, o ten juodaudegiai. Jie apsipranta, jie įsikuria. Tikiuosi, kad jiems visiems seksis gerai ir jie visi išgyvens. Nes tai tikrai beprotiško žuvis, bičiuli. Jų dantys yra beprotiški, pažiūrėk į tai. Įsivaizduok, kai jie bus kokių 4 pėdų ilgio. Jų dantys turės būti tokie dideli. Jie netgi juda kaip drugeliai, matai? Jie šokinėja kaip drugeliai. Oho. Na, mes turime 3 vampyrinės žuvis. Tai beprotiška. Skirtingai nei Gunšamo atveju labai tikiuosi, kad visos 3 išgyvens. Turėti 3 vampyrinės žuvis būtų beprotiška, vaikinai. Tai būtų visiškai pašėlę. Dabar eisime į lauką ir perkelsime mažąją raudonodegę į šoninį tvenkinį, kol Kristianas paruoš akvariumą. O tada persikelkime į rytojų. Padarysime trumpą atnaujinimą apie juos ir pažiūrėsime, kaip jiems sekasi. Labai tikiuosi, kad visi išgyvens. Puikus nauji BFP bendruomenės papildymai. Gauname beprotiškų žuvų ir tiesiog tęsime toliau, gerai? Mes nesustosime. Gerai, pažiūrėkite, štai mažoji raudonodegė. Jis toks mielas, žmogau. O dieve. Vieną dieną jis bus tokio dydžio kaip mano didieji. Štai, Kristinai, tavo eilė. Štai ir Dewis. Žmogau, jis toks žavus. Aš dievinu mažas raudonodegės. Kai Kristianas paruoš gražų mažą akvariumą, dabar eisime į žuvų parduotuvę ir pažiūrėsime, ką jie turi. Įdėsime mažą įdujį į jo akvariumą. Gerai, vaikinai, susitiksime rytoj. Trumpai papasakosime, kaip sekasi vampyriniam žuvims. Tikėkimės, jos išgyvens ir galbūt bandysime jas pamaitinti. Tai būtų beprotiška. Praėjo jau 2 dienos nuo tada, kai nusipirkome 3 vampyrinės žuvis. Dabar jūs apie jas informuosiu. Jos iš tikrųjų laikosi labai gerai. Dar neėdė, bet bandžiau jas pamaitinti. Manau, joms tiesiog reikia duoti dar kelias dienas ir tada jos turėtų jaustis pakankamai patogiai, kad pradėtų ėsti. Kol kas šamukai jų neliečia, jos neliečia šamukų, visi labai gerai sugyvena. Ir aš labai džiaugiuosi. Visi sutarė. Manau, visos jos turėtų išgyventi, jos atrodo labai sveikos, tiesiog plaukiojo kaip mažos drugelės. Dabar aš iš tikrųjų pridėjau keletą srovės generatorių į akvariumą. Tai padariau todėl, kad žinau, jog jos mėgsta stiprią srovę, kaip ir Gunčias. Taigi dabar ten yra daugiau srovės. Aš dar pridėjau keletą uodinių žuvelių, kurios yra. Galbūt jos tikrai ją suėdė. Žinot ką, vyrai? Galbūt aš ir pamelavau. Galbūt vampyrinės žuvys jau suėdė. Nes aš šitą akvariumą įdėjau kokias 10 žuvelių, mažų gupijų ir visos jos dingo. Tikiuosi greitai pavyks tai nufilmuoti. Tikrai noriu pamatyti, kaip jos ėda, noriu pamatyti, kaip jos naudoja savo milžiniškus dantis. Kaip sekasi mažasis tigrenusai. Pažiūrėk, koks jis didelis. Pažiūrėk, koks jis storas. Aš taip džiaugiuosi, kad dabar turiu juos savo kolekcijai, vyrai. Manau, kad viena iš mano kitų žuvų turėtų būti tigrinė žuvis. Jei žinote, kas tai yra, jos labai panašios į vampyrinę žuvis pagal dantis. Bet jei jums patiko šis vaizdo įrašas ir norite pamatyti daugiau, spauskite patinka ir prenumeruokite kanalą. Pasimatysime kitame vaizdo įraše. Iki.